Kaip smagu, matau, visi grįžta iš pietų, tikiuosi pietus buvo skanus, kaip ir mūsų pirma bent jau inovacijų forumo dalis. Kaip, Mariau, pats forumas? Puiku, man labai patiko premjerės gera nuotaika. Praėjom čia visus stendus, sako, klausykit, pas jūs čia viskas labai neblogai atrodo. Tai to ir džiugu, man atrodo, to viskas ir pasakyta. Aš iš tikrųjų ne pagal scenarių, bet pastarosiam savaitėm tikrai teko lankytis nemažai renginių, viešų, aišku, rinkimai. Ir tikrai girdėjau, kaip daug žmonių gyrė patį kaip ministrą. Ir net buvo paminėta vienam iš tų renginių, kad sakė, va tas vienintelis ministras, su kuriuo norėčiau tęsti darbą. Tai aš iš savo pusės irgi noriu pasakyti, kad ačiū labai, ačiū nuo mūsų asociacijos, ačiū nuo mūsų asociacijos narių. Didelis ačiū mūsų transporto ir logistikos bendruomenės vardu už tikrai puikų ir gerą bendradarbiavimą. Tai ačiū, Jurgi, nežinau, ką sakyti, pratęs tik tai kritiką girdėti, žinokit, tai kažkaip... Aš žinau, kad pas mus dažnai yra daugiau kritikos arba mes ją jautriau priimam, bet aš pabandysiu šitą pokalbį pravesti tokiu formatu. Mūsų versle yra dažnai priimta turėti tokį exit interviu. Tai yra, kada darbuotojas išeina iš darbo. Aš per savo 20 metų versle esu daug naujo sužinojęs per būtent tą pokalbį apie save ir apie savo verslą, kartais ir gero. Tai mes, transporto bendruomenė, norėtumėm turėti tokį exit interviu. Vis tiek jau kadencija baigėsi, tikriausiai yra dar darbų, žinau, kad yra ir komandiruočių ir kitų dalykų, bet tikriausiai jau tie įsipareigojimai į pabaigą slūgsta. Tai būtų labai gerai pasikalbėti apie tai, kas pavyko, o kas nepavyko. Tačiau klausimas. Čia toks ilgas ir labai platus. Tai jisai labai platus. Žinot, čia toks yra pasakymas, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai turbūt šitam darbe, kaip esi ministras ir ypač kai pradedi vyriausybės darbą, tu susidėlioji tam tikrus planus, ką mes visi turime nuveikti. Ir tada jau kitą dieną kažkas nutinka ir turbūt 60% tavo laiko yra reakcija į tai, kas vyksta išorėje. Aš jau nenoriu minėti COVID-o, kur tiesiog einamieji klausimai. Iki tokių elementarių COVID-o laikotarpis, neteikiamos kai kurios paslaugos, bet privalomai pagal teisės aktus reikia padangas pasikeisti automobilių. Na, žiūrim, reaguojam. Ir taip kiekvieną dieną tokie dalykai. Versle mes tai vadinam krizių valdymą. Nėra laiko svarbiem, bet neskubiem darbam ir tie skubus darbai suvalgo viską. Tai šita kadencija buvo tokia? Tikrai labai buvo daug tokių krizinių situacijų. Mes turėjome COVID-ą, mes nepamirškim migracijos krizę ir susijusius klausimus. Iki šiol atsimenu, kai išvažiuoju su šeima atostogų, man skambina sekmadienį vaikštant prie jūros Gabrielius Landsbergis ir sako, Mariau, čia turim tokią problemėlę, gal jau girdėjai apie tai? Sakau, ne, kokia problemėlė? Priverstinai Rainiero lėktuvas su mūsų piliečiais yra nuleisdintas Baltarusijoje. Na, viskas baigėsi tuo, kad aš naktį vairavau, 8 valandą ryte jau mes turėjome krizinį pasitarimą. Na, lėktuvas grįžo, viskas gerai, bet iki to laiko labai buvo daug veiksmų. 8 ryto vyriausybės Rusija pasitarimas, visą dieną posėdžiai, kokių reikia sprendimų dėl oro erdvės ir dėl kitų dalykų. Ir iki šiol atsimenu 10 valandą vakaro CNN tiesioginis interviu su Richardu Questu. Vienintelio dalyko, ko bijojau, tai kad aš tiesiog neužmigčiau tiesioginėme eteryje. Bet tikrai su komanda stengiamės skirti dėmesį ir strateginiams, tiems neskubiems darbams, netgi turėjom tokią vadybinę lentelę, kas yra labai svarbu,
bet neskubu ir laikas nuo laiko, kas mėnesį mes turėdavom tokius susitikimus, posėdžius su tais strateginiais klausimais. Tai jeigu mes net būtumėm turėję tokių posėdžių, tai aš atvirai pasakysiu, Via Baltikos to 40 km maždaug šios savaitės pabaigos bus atverti 16 km, tai iš viso turime 28 km naujos automagistralės. Važiavau protestuoti, kad galėčiau patvirtinti arba paneigti žodžius. Tai nebūtumėm turėję, nebūtų prasidėję Utenos plento tvarkymo darbai, aš jau nekalbu apie tokius dalykus kaip Neringos dviračių takas. Visi sako, kodėl 4 metų jums reikėjo, ne 4, 24. Tai reikia tą turėti galvoje. Aš jau nekalbu apie tokius strateginius geležinkelių projektus, aš labai džiaugiuosi, nauji traukiniai jau suprojektuoti ir gaminami, kurie pakeis keliavimo įpročius. Aviacijos srityje, kai kas sako, kodėl, žurnalistai manęs klausia, o kodėl jūs atidarėt naują išvykimo terminalą oro uosto, kuris tikrai pakeis situaciją. Kodėl jūs atidarėt, jeigu jisai neveikia dar? Tai pirmas dalykas, mes netidarėm, tiesiog sukvietėm partnerius ir praėjom naujose patalpose, o įranga yra testuojama. Tai tiesiog jisai buvo pastatytas dabar, dėl COVID metais vėliau negu planavom, reikia pripažinti, ir jisai buvo atidarytas. Tai ir taip galima turbūt žiūrėti į daugelį sričių. Aš tikrai džiaugiuosi tais pokyčiais, kurie įvyko. Man ir įdomu būtų, kokią didžiausią pergalę laikot savo kadencijoje, savo komandos. Paminėjom Utenos kelią, Via Baltica pakalbėjom, Rail Baltica tikriausiai dar yra. Kas yra didžiausias iš tų 4 metų tas pasiekimas? Labai lengva sukoncentruoti konkrečius projektus ir save su jais susijęt, bet jeigu taip strategiškai pasakyti, aš tai vis dėlto sakyčiau transporto sektoriaus reorientacija į vakarus. Tas tikrai įvyko. Reguliarūs geležinkelių reisai į vakarus. To nebuvo. Šiandieną yra. Netgi ir geležinkelių važinėjimas Baltijos šalise. Daug čia, kai kas kritikuoja, kai kas džiaugiasi maršrutų į Rygą. Jis tai kiekvieną dieną, jis tai yra užimtas. Na, nebuvo. Atrodo, smulkmena nebuvo. Aviacijos srityje aš apskritai džiaugiuosi rezultatais tiek, kad tik sakau, kad daugiau tik tai netrukdykim. Yra vadovybė oro uostų, yra valdyba, yra visi finansiniai instrumentai skrydžių skatinimui, verslas auga, viskas gerai. Netrukdykim, tiesiog reikia laiko ir turėsim rezultatą, kokio dar Lietuvoje tikrai nėra buvę, nei dėl pasiekiamumo ir taip toliau. Tai aš gal sakyčiau, tokia kryptis į vakarus, tas yra labai pozityvu, tas yra būtina. Jeigu taip apibendrinčiau, tai man atrodo, kad transporto sektorius yra tas sektorius, kur mes dar integracijos į vakarus nepabaigėm. Mes politiškai integravomės, esame gynybos struktūrų dalis, ekonomikoje integraciją pabaigėm su narystė eurozonoje. Ir jeigu taip pažvelgtumėm, kas toliau, energetikoje sinchronizacija praktiškai yra baigta, liko paskutiniai štrichai, kas lieka? Lieka geležinkelių tinklas, pabaigti tą pačią Via Baltica su alternatyviomis jungtimis ir dar daugiau įsitvirtinti ten. Tai man atrodo, tai bus su tuo mes pabaigsime savo integraciją ir grįžimą, tiesą pasakius, į vakarus. Aš pasinaudosiu savo teisę, kadangi vis tiek turiu prijungtą mikrofoną ir jisai girdit mane, tai aš manyčiau, kad mes dar pasiekėm arba mum kartu, dirbant verslui ir ministerijai, pavyko pakeisti požiūrį į transportą. Mes praeitais metais turėjom čia Lietuvos Respublikos prezidentą. Šiemet mes turėjom premjerministrą. Tai man atrodo, kad iš tų fūrų vergų mes tapom sektorius, kuris galim kurti ekonominę naudą, didinti BVP, didinti užimtumą ir daryti šitą. Tai aš manyčiau, kad reikėtų prisiskirti šitus laurus irgi tam ministrui, kuris tikrai dirbo ir su kuriuo norisi dirbti. Kad neatrodytų tai labai pozityvu, tikriausiai buvo kas ir nepavyko. Gal mes net nežinom, kas nepavyko. Mariau, tai kas nepavyko ir dėl ko labiausiai gaila? O čia toks klausimas žiniasklaidos labai dažnas.
Čia su ta plyta Utenos plente. Jo, ten nepavyko smūgis, tai tikrai tas nepavyko ir po to per socialinius tinklus labai nuėjo ir dar iki tol eina. Bet žinokit, kai paimi didelį kūjį ir bandai kraštą pataikyti, netaikykit, gali nepasitreniravęs, nepabandys ir nepataikyti. Tai, žinot, mūsų darbe yra dar daug dalykų, kurie, jeigu jų nesimato viešoje erdvėje, tai vis dėlto tos krizinės situacijos galbūt, kur kažkas nepavyko, tai yra sėkmės faktorius. Kad kažkas buvo išspręsta ir to nereikia žinoti ir tai yra sėkmės toks indikatorius. Tai tikrai buvo tokių faktorių. Aš gal sakyčiau taip, kam aš norėčiau daugiau dėmesio kitos vyriausybės kadencijai, nors aš manau, mums ir pavyko dabar pakankamai daug padaryti šitoj srity. Didesnio dėmesio kelių infrastruktūrai, finansinio dėmesio. Mes šiais metais pasiekėm rekordą, 1 milijardo investicijas, bet esame pasiruošę padaryti gerokai daugiau. Ir visi matot tą situaciją, matot būklę, tiltai, viadukai, apskritai automagistralių kelių būklę. Na tiesiog, kai ilgą laiką tu neskyriai finansavimo tokio, kuris leistų kompensuoti būklės degradaciją, na tiesiog ta situacija prastėja. Tai dabar jinai yra stabilizuota, mes įgyvendinam strateginius karinio mobilumo projektus, na tiesiog milžiniškas dėmesys tiltam, viadukam, bet to dėmesio reikės daugiau. Ir čia bus strateginis pasirinkimas, iš kurių sričių nukreipti finansus į kurias, ir čia bus toks pakankamai sudėtingas sprendimas. Bet jeigu pradėjus dirbti, mes buvom, aš atvirai pasakysiu, tam nepasiruošę. Viešieji pirkimai vykdavo metų pabaigoje. Kiekvienais metais, net ir premjerė per kalbą mane nustebino, paminėjo, kiekvienų metų pabaigoje buvo grąžinama didelė lėšų dalis į biudžetą. Tikrai ir neefektyvumo daug buvo, ir kokybės įvairiausių klausimų. Dabar mes baigiame metus su minusu. Mes esame suplanavę darbus į priekį, kokybės kontrolė, nors gal ir išlenda kažkur vienas ir kitas atvejis, bet aš dėl 95% esu visiškai ramus, gal tos kontrolės net yra per daug, rangovai dirba greitai ir gerai, kokybiškai, tai čia reikės didesnio dėmesio. Tiesiog, objektyviai. Forumas yra apie inovacijas. Daug kalbam apie tą hubą. Mane labai paskubino užbaigti mano kalbą greičiau, nes Marius labai daug sudaunojo laiko. Bet jisai labai daug gerų dalykų pasakė, bet liko tokia idėja, galbūt ne iki galo ištransliuota auditorijai, tai kad Lietuva, turėdama daug specialistų transporto ir logistikos sektoriui, turėdama daug transporto ir logistikos įmonių, galėtų būti ta šalis, kuri testuoja naujas technologijas. Ko reikia, kad taip ir atsitiktų? Kad mes buvom kažkada fintech šalis, kad būtumėm transtech šalis, kad galėtumėm čia turėti daugiau išvarę. Tenai stovi dabar tas savavaldis autobusiukas ar ne žmonių vežimas, bet gal galėtų dronai skraidyti, gal galėtų pas mane Kauno gatvėje Žemaitijos pienas to nesikrauti to pieno, ten automobiliai patys galėtų kažkaip važiuoti, nes tie vairuotojai susirenka. Prieš mano langus nuo 4 ryto pradeda rūkyti ir pradeda garsiai labai kalbėti. Ta galėtų padaryti savavaldės technologijos. Mums trūksta ko? Aš tai sakyčiau, mums nieko netrūksta. Mes viską turim. Vilnius sėkmingai bando vienus kitus modelius. Kalbant apie dronų visą sektorių, mes tikrai su visa bendruomenė daug dirbom, kad sureguliuotumėm visą žemutinę oro erdvę. Ir čia yra iššūkis Vilniui, nes Vilnius yra oro uosto teritorija. Gal mums atrodo, kad oro uostas nuo čia yra kažkur toli, bet jeigu su oro balionu pakiltumėt, suprastumėt, kad praktiškai oro uoste esat. Tai reguliavimas naujas ateina, kur vėlgi bus galima pradėti teikti tam tikras paslaugas. Kalbant apie autonominius automobilius, viskas yra. Iki sprendimas su įmonė Last Mile teikti paslaugas, na tai buvo, man atrodo, tas toks proveržis ir geriausias pavyzdys buvo, kai aš Pylimo gatve važiuoju pats su savo automobiliu, vairuoju ir čia išlenda ir priešais mane užsiparkuoja.
Vat autonominis robotaksi, valdomas nuotoliniu būdu, bet galintis ir pats važiuoti, tai man atrodo, čia buvo tas gerasis pavyzdys. Ko mums daugiau reikia ir ką mes darome, tai paklausa inovacijoms. Tai kaip tą paklausą galime sukurti? Pradėjus dirbti, visoms mūsų valstybės valdomoms įmonėms į lūkesčių raštus įdėjom tokią vieną frazę. Kurti paklausą inovacijoms. Reikėjo daug aiškinti, ką reiškia, o pavyzdys yra labai paprastas. Tu gali nusipirkti pagamintą produktą rinkoje, arba tu gali sakyti rinkai, man reikia to, aš už tokią sumą pinigų pasiruošęs jį pirkti, jeigu jūs pagaminsite. Geras pavyzdys, Klaipėdos uostas. Galėtų nusipirkti savo poreikiams reikalingą laivą, bet gamina inovatyvų laivą, kuris bus varomas vandeniliu, kurį uostas pradės kitąmet gaminti, ir elektra. Vandenilis variklis realiai yra elektrinis variklis. Tokio laivo nėra. Tai yra visiškai inovacija, nauja technologija. Jo nėra net registruose, tai praktiškai pirmasis pasaulinis toksai bunkeris yra, ten jau apie tas kategorijas nesiplėtosiu, čia ir gerai nežinau. Vat pavyzdys. Taip, tas laivas kainuos brangiau negu rinkos produktas. Ir mūsų įmonės, skirtingos, galima apie kiekvieną kalbėti, vat per tuos kelerius metus tikrai paėjo tą kryptimį. Kažką inovatyvaus kurti, o kas atsitinka? Tada mūsų įmonės ar bendradarbiaudamos užsienio partneriais gali sukurti tą produktą, jis tai čia ištestuojamas, o po to tą produktą gali parduoti užsienio rinkoms. Tai, man atrodo, tikrai daug lieka pridėtinės vertės Lietuvoje, tai va tas pirmojo žingsnio poreikis iš valstybės institucijų, valstybės viešojo sektoriaus tikrai gali būti. Ar su elektrifikacija irgi panašiai? Žinau, kad viceministrė tai važinėja su elektriniu automobiliu. Panašiai irgi gali būti, kad nuo viešo sektoriaus reikėtų pradėti, kad jie pradėtų naudoti daugiau savo kasdieniniai veikloj elektrinių automobilių ar Žinot, aš pasakysiu drastiškai. Vis tiek po rinkimų mes grįšime prie automobilių taršos mokesčių. Objektyviai, kad ir ką jums kas sako, grįšime. Aš jį įvedinėčiau pirmiausia viešajam sektoriui, po to turbūt privačiam ir po to tik tai gyventojams. Ir tiesą pasakius, ES lygmenių vyksta diskusijos. Austrijos čia mano kolegos, su kai kurių kitų šalių kolegomis sako, nustatykime tikslą pabaigti pardavimus vidaus degimo variklių, prekybą vidaus degimo varikliais, pirmiausia lengviesiams automobiliams nuo 30 metų ir kad privatus sektorius negalėtų tokių nusipirkti. Nežinau, ar čia labai protingas žingsnis, ypač turint galvoj, koks yra trumpas laiko tarpas, bet aš sakyčiau, kad viešasis sektorius kartu su privačiu sektoriumi gali parodyti pavyzdį, nuo jo bus sukurta ir antrinė rinka, ko mums labai reikia, kad produktai atpigtų, ir tokiu būdu pajudėsime greičiau priekį. Blogas būtų exit pokalbis, jeigu aš nepaklausčiau, kaip mum, verslui, viešom įstaigom reikėtų dirbti su ministerija. Dabar jau galit visus hintus pasakyti, kad mes žinotumėm, kaip mum prieiti, ką daryti. Neteikite su sąrašu problemų, kurį sudarytų 20 klausimų. Aš sakau, politikoje, ko trūksta labiausiai? Kokio resurso trūksta labiausiai? Kai kurie žmonės sako pinigų. Duokit pinigų, čia mes to ir Rail Baltica pastatysim ir panašiai. Ne, žinokit, trūksta politikoje labiausiai dėmesio. Kodėl? Todėl, kad tu esi nuolat bombarduojamas įvairiausių krizinių situacijų, nežinau, ten politikai tempia vienas į vieną pusę, kitas į kitą ir labai tau sunku išlaikyti tą strateginį dėmesį. Tai aš visą laiką labai vertindavau, jeigu ateina verslas ir sako, žiūrėkit, mes turime tokį spektrą klausimų, bet tai yra vienas arba du, kuriuos išsprendus mes visą kitą kažkokiu būdu išsispręsime. Ateikite su aiškia problema, aiškiu sprendimu ir kuo aiškiau suformuluotu, kuo labiau pagristu ir tada tikrai galima labai daug ką padaryti. Ir mes turime labai gerų pavyzdžių. Šitas forumas. Aš labai džiaugiuosi, kad pagrindiniai organizatoriai yra ne ministerija ar ne kažkuri mūsų įmonė,
o Transporto inovacijų asociacija. Žinot kodėl? Todėl, kad pasikeitus ministrams, ministerijos vadovybėje, žinau, kad šitas forumas tęsis. Jeigu jį organizuotų ministerija, vienais metais gali vykti, kitais nevykti. Aš tikiuosi, kad tęsis. Eilutės biudžete, tai čia irgi labai svarbu. Taip, tai tokie dalykai, bet mes turime labai gražų pavyzdį su aviacijos bendruomenė. Mes kažkada galėjome nusipirkti aviacijos strategiją, ką turėtumėm padaryti iki 30 ar 35 metų. Aš nebejoju, konsultantai būtų parašę fantastišką strategiją. Mums užtruko pusę metų ar metus su rinka turėti ne vieną posėdį ir susidėlioti, ką mes norime pasiekti. Bet kai mes tą dokumentą parašėme ir procesas buvo svarbesnis negu rezultatas, žinokit, jokio skirtumo, kokie bus pokyčiai vyriausybėje, aš net nebejoju, kad ta strategija toliau bus nuosekliai gyvendinama, nes visas sektorius, viešasis, oro uostai, susijusios institucijos, reguliuotojai, privataus sektoriaus kompanijos yra labai aiškiai sutarusios, ką reikia iki kada padaryti ir ko iš kiekvienos pusės reikia. Ir turime labai aiškę progreso stebėseną. Natūralu, strategijas reikia atnaujinti, bet būtent tas dialogas, aviacijos srityje, aš sakyčiau, mums pavyko geriausiai ir iki galo nepavyko kitose srityse. Čia sudėtinga pasakyti kodėl, bet dėl aviacijos sektoriaus aš, pavyzdžiui, dėl to ir sakau, kad esu visiškai ramus. Žalias kursas. Daug apie jį kalbam, pakalbėjom apie viešąjį transportą ir kitus iššūkius, kurie mūsų laukia. Ką reikėtų palinkėti ar pasakyti būsimai valdančiai valdžiai, verslui, kas čia iš tikrųjų laukia? Nes tikriausiai ministerija turi daug daugiau duomenų negu mes. Situacija bus sudėtingesnė, negu mes šiandieną įsivaizduojame. Visa Europa labai entuziastingai prisiėmė vėliavą žaliojo kurso, kad mes imsim, padarysim, bet jeigu pasižiūrėtumėm, kiek tai kainuoja tas prisitaikymas ir kiek reikia laiko, tai laiko reikia gerokai daugiau. Vienas dalykas. Antras dalykas, vidaus degimo varikliai niekur neišnyks ir mes juos turėsime dar labai ilgai. Dėl to tikrai yra laikas kalbėti apie alternatyvius degalus. Ir šiandieną yra visos technologijos. Mes galime iš vandenilio jį tenai kažkaip tai integruojant su CO2, kuris gali būti net ir iš pramonės, gaminti vandenilio išvestinės įvairiausias priemonės, kurias jau šiandieną galima pilti į automobilius. Naujausius automobilius problema, kad tie degalai tiesiog 3-4 kartus brangiau kainuoja lyginant su dabartiniais, tai mums tiesiog reikia alternatyvų pereinamajam laikotarpiui, o toliau tiesiog tęskime su infrastruktūros kūrimu. 20 metais, man atrodo, turėjom gal kokius 300 viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių, šiandieną turime arti 2000 ir dar patikėkit, netėjo ta banga, kur mes matome verslo planus, kur bus pastatyta, kur mes matome planus, kur verslas panaudos valstybės paramą, netokiose patraukliose vietose pastatyti tą infrastruktūrą, tai viskas dar tik tai įsibėgėja, tai elektriniai automobiliai tikrai čia bus ir viskas gerai. Dėl sunkiasvorio transporto aš dar iki galo nesu tikras, matau labai daug lobizmo dėl elektrinių, tai vietiniam susisiekimui tikrai turbūt problemų nebus, matysime dėl kitų alternatyvų. Bet ten kalbėjausi su vieno gamintojo atstovu, tai tikrai kalba apie tai, kad ta technologija vandenilio pritaikoma dyzeliniui varikliui, tai yra arčiau ir labiau pasiekiama ir labiau reali. Gali būti, man atrodo, gal išvada, kalbant apie žaliąjį kursą, kad procesas užtruks mums ilgiau, negu ir politinėme lygmenyje mes norėtumėm. Ir čia netgi yra tokia energetinė trilema, taip vadinama. Vakar kaip tik Ženevoje su britų kolega apie tai labai daug diskutavome. Norėdami pasiekti žaliojo kurso tikslus, mes turime suderinti tokias tris dalykus, kurie labai kartais sunkiai suderinami. Mums reikia atsinaujinančios energetikos. Ir čia mes turime daug iššūkių. Ne Lietuvoje, bet kitose šalyse.
mums reikia saugumo, energetinio saugumo. Negalime vien tik tai ant elektros visko statyti, mums reikia alternatyvų, mums reikia patikimo tiekimo ir tikrai čia labai daug investicijų elektros tinklus reikia. Apskritai papildymo infrastruktūrą, ar vandenilio, ar biodujų, biometano ir taip toliau. Ir tada mes turime trečią dėmenį, tai yra affordability, kaip čia išverstus, prieinamumas, kiek mes galime įpirkti. Ir jeigu mes nueisime tik į vieną kryptį, žalesis kursas, bet jeigu mūsų verslas praras konkurencingumą, apie tai labai daug kalbame ES lygmenių dabar, jeigu mūsų žmonės negalės tų technologijų įpirkti, tai mes turėsime problemų. Mano kolega Volkeris Visingas, vokiečių ministras, labai gerai sako, aš turiu labai gerą elektrinį automobilį. Fantastiškas. Aš su juo važinėju, nesakysiu markės, specialiai vokiškas jisai yra. Sako, su juo yra vienintelė problema. Sakau, na kokia? Jisai kainuoja virš 100 000 eurų. Sakau, nu taip, tai yra problema. Tai aš tikiuosi tos technologijos, na, jom tobulėjant kaina sumažės, nes to tikrai reikės. Be tų technologijų, be žalio kurso įgyvendinimo, kokius ten vilkikus ateityje pirksim, dar visiems rūpi ir vairuotojų klausimas. Aš šiek tiek daugiau susipažinęs su ministerijos darbu, su kaip čia to kuravimu, nors tikrai mūsų tema yra inovacijos transporte. Mes tikim, kad 30% vairuotojų galim užkeisti technologijom, inovacijom, tiek galim greičiau, geriau suktis, bet vis tiek vairuotojų yra kvotos. Dažnai susisiekimo ministerija sako, žiūrėk, tai čia yra susisiekimas, vairuotojas vairuoja ir painioja su migracija. Galim trumpai, likus keliom minutėm, jiem patarimų, kaip tvarkyti su tom kvotom ir kitais dalykais ir nepainioti susisiekimo ministerijos klausimo ir migracijos įstatymus reikalų ministerijos. Čia visą laiką niuansai būdavo ir mūsų daug diskusijų su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Mano požiūris čia visą laiką buvo liberalesnis. Nes jeigu vilkikas stovi ir yra vairuotojas iš kitos šalies, na, jisai ne Lietuvoje dirba. Jisai dirba užsienyje. Tai man atrodo, jeigu čia dirba ir daugiau žmonių, Lietuvoje registruotose versluose ir uždirba pinigus užsienyje, tai man atrodo, čia yra privalumas. Tai reikia tą balansą rasti, bet aš girdžiu, kad ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikrai girdi, kaip jį rasti, kaip neperlenkti kažkur lazdos. Reikia kalbėti faktų kalba. Ir tikrai labai daug dalykų padarėm ir statistikoje atskirdami. Na irgi negali būti, kad labai daug verslas dirba, kad įsivežtų darbuotoją, pavyzdžiui, iš užsienio. Jį įsiveža, jisai čia po savaitės įsidarbina kitoj įmonėje, po to dar kitoj ir dar kitoj. Statistikoje tai yra išnaudota kvota, bet realiai mes suprantam, kad tas žmogus nedirba. Tai yra tokių niuansų, kur to reguliavimo reikia geresnio, bet šiaip vairuotojų klausimas, kolega Depreto labai aiškiai pasakė, tai yra visose šalyse ta pati problema. Ar tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, ar tai yra Kanada, ar tai yra Europa, tai yra bendra tendencija, tai yra sunkus, sudėtingas darbas. Nepaisant to, kad atlyginimai tikrai auga daugelį kompanijų. Ką turėtumėm pasiūlyti ar padaryti, kad liktume dar sekančiai kadencijai? Provokatyvus labai klausimas. Man atrodo, svarbiausia yra niekam nelinkėčiau susitapatinti su savo pozicija, nes jeigu jau pernelyg susitapatini, tai yra kažkas negerai. Man atrodo, svarbiausias dalykas ne asmenys, kurie lieka ar nelieka. Man yra svarbiausia, kad yra tam tikri prioritetai, tam tikra kryptis, kad jinai iš esmės nesikeistų. Nežinokit, keičiantis vyriausybėms, kad ir kas kalbėtų, šiaip mano patirtis rodo 80% visų darbų, kurie suplanuoti, jie yra tęsiami. 20% atsiranda inovacijos, kažkam kitoks dėmesys, kitoks akcentas, tai man atrodo yra daug svarbiau ne tiek asmenys, bet kad bendra kryptis, dėl ko dirba verslas, dėl ko dirba viešasis sektorius, dėl ko yra konsensusas ir prognozuojamumas, man labai atrodo svarbu, kad tas nesikeistų. Ačiū, ministre. Tai tas ministras, su kuriuo buvo smagu ir tikrai gera dirbti.
Ačiū.